dabar studijos darbas yra faktiškai must, tai prie gimdymo galima prieiti po 30-mečio, o tada jau prasideda fiziologiniai sunkumai, nemažai porų per tą problematiką eina net ir norint susilaukti, vis vienareikšmiškai. Todėl aš vis paminiu iš to, gal dabar nepaminėjau, medicininės pusės yra labai svarbu, labai advancint viską. Ir dirbtinio apvaisinimo ten pagalba, ten ir, aš nežinau, kad gimdymas pats iš medicininės pusės, netgi ir pats apvaisinimas, ten ir ta pagalba ir vyrui, ir moteriai turbūt, ten nežinau, kiek įmanoma, kad tai net nebūtų klausimas, kad galima, nes jo, dabar medicina labai advanced ir tą galima ten, rizikos minimalios realiai yra, jeigu anksčiau ten, man atrodo, nuo 30 metų jo kažkokios ten komplikacijos rizika kasmet vis auga, šiaip mažai gan auga, kiek suprantu, ten procentaliai, man atrodo, iki 40 ar kažkiek maždaug amžiaus, po kelis procentus ta rizika, statistiškai didėja, bet su medicinos advancementais ta rizika praškai non-existent patampa. Bet jo, medicina yra labai svarbu. Čia netgi ir jauni žmonės apskritai to labiau net bijo, nes susigadins maždaug kūną ar ten. Apvaisinimas galimas tik santuokoje ir po ilgo įrodinėjimo, kad nepavyko natūraliai komplikuota. Net šitaip yra, kad, okei. Va tas ir yra. Tai yra per didelis blokas. Per aukštą sieną. Turbūt metafora būtų šitaip. Tu turi bėgimo takelį, kur tu turi bėgti ir peršokti per tvoreles. Ir tų tvorelių dabar yra gal 50. Kai kurios jos yra mažos, kai kurios yra labai aukštos. Bet, sakyčiau, kokios 5 yra labai aukštos, kur tiesiog žmonėm yra kaip iškart atmetimo reakcija, aš niekada neperšoksiu šito. Tai tu turi tas tvoreles. Pirma, 2-3 gal pirmasis pamažinti tiek, kad žmonės matytų, kad, gal ir įmanoma peršokti ir finišo tiesioje aš matau dabar jau. Tos tvoros neuždengia net. Ir tada galbūt, kai žmogus pasijaus, kad gal nebus taip blogai ir aš sugebėsiu, tada man atrodo, tu laimi šitą. O dabar nieks nelaimi pasaulyje šito karo prieš negimstamumą.